Sveiki visi! Ką, šiandien kiek kitokio tipo video, nes nusprendžiu tiesiog atsisėsti, pašnekėti, padaryti mini apžvalgą. Nuo praeito FPV video praėjo jau maždaug 2 mėnesiai. Ir man atrodo, kad yra laikas padaryti šiokį tokį update'ą, kaip sekasi ir koks yra sekantis žingsnis. Tai pagaliau atėjo siuntinys, gavau tokią dėžę, padarysiu mini apžvalgą, kas šioje dėžėje yra. Tai vienas iš įdomiausių dalykų dėžėje buvo dronas. DJI Avata 2. Tai yra FPV dronas, kuris yra pilnai sukomplektuotas ir iš karto galima jį išsirinkti iš dėžės ir skraidyti. Daugumai FPV entuziastų arba kurie labiau nusimano, tikriausiai iškart kyla klausimas, kodėl pirkau jau paruoštą droną, kuris nėra nei toks galingas ar kažko ypatingas. Tam yra pagrindė kelios priežastys. Visų pirma, nes norėjau turėti tokį droną, kur nereikia labai įsigilinti į visus konstravimo procesus, išmokti lituoti. Kitas dalykas tai yra tas, kad jeigu sudaužai savo konstruotą FPV droną, tau draudimas nieko nepadės, tiesiog turėsi pirkti detalės ir bandyti tą droną susitaisyti. O šiuo atveju aš galiu tiesiog nusiųsti droną DJI, jis man jį sutaisys arba atsiūs naują ir galėsiu tęsti skraidimą. Taip pat dėžėje atėjo ir SD kortelė ir filtriukai. ND filtriukai, manau, labai pravers norint nusimažinti shutter speedą. Iš esmės jie veikia tiesiog kaip saulės akiniai drono kamerai. Iškart pirkau didesnį truputį komplektą, kad gaučiau dar papildomai 2 baterijas ir geresnius akinius. Taip pat pakuotėje buvo toks kontroleris. Nežinau, nemanau, kad aš jį naudosiu. Galbūt ir yra logikos skraidyti su tuo kontroleriu, nes jis šiaip, kiek girdėjau, yra ganėtinai intuityvus ir lengva su juo išmokti skraidyti, bet manau, kad pratęsiu tiesiog skraidimą su paprastu FPV kontroleriu, nes vis tiek galiausiai ateis laikas, kai reiks mokėti skraidyti su tokiu kontroleriu. Tiesiog anksčiau pradėjęs, man atrodo, greičiau išmoksiu. Filmuoti galima 2 būdais. Arba galima filmuoti drone viską tiesiai iš kameros į SD kortelę arba SSD, kuri yra apie 40 GB, bet taip pat galima įsidėti SD kortelę ir į akinius. Ir tuo atveju galima filmuoti vaizdą tiesiai iš akinių. Kokybė nėra tokia gera, bet visai praverčia, jeigu sudūžti ir nori vis tiek turėti kažkokios medžiagos, arba net tie kadrai gali padėti surasti sudužusi droną. O akiniuose šiaip yra ganėtinai daug visokių nustatymų. Tai galima rekordinti patį akinių vaizdą, paryškinti truputį patį ekraną, ypatingai naudinga tamsioje aplinkoje, jeigu nori visas kliūtis geriau matyti. Šitas yra būtent ekrano šerinimas, ką dabar ir darau. Ir Goggles Defog yra visai įdomi funkcija, jeigu paspausiu. Tai girdisi, kaip įsijungia fenai ir žymiai greičiau tada nurasoja akinukai. Na ir kitas aspektas tai yra patogumas. Šiaip visi labai giria šitus akinius, kad jie yra ganėtinai patogus, nes jie nesiremia į visą tavo veidą, bet iš esmės jie kaba tik tais ant šito pedo, kuris atsiremia į kaktą. Ir tada čia tiesiog yra toks paprastas flepas, kuris tiesiog uždengia vaizdą, kad būtų viskas tamsiau. Taip pat čia po apačia yra 2 svirtelės, kurios gali judinti į šonus, kad sureguliuoti ekranų, nes yra 2 skirtingi ekranai, tai kad sureguliuoti jų atstumą kiekvienai akiai ir gali taip pat tada pasireguliuoti dioptrijos stiprumą, galbūt reiktų sakyti artumą ekranų, naudojant šitas 2 svirteles. Ir va čia rodo tavo akių stiprumą, tai pas mane šioks toks minusiukas, tai abidvi akis šiaip laikyčiau ant -2, bet kai buvo parašyta rekomendacijų, kad akis mažiau pavargtų, reikėtų laikyti šitą per 1 punktą žemiau negu to, ko norėtum. Dar vienas įdomus akinių aspektas, tai kad 2 kartus patepinęs per šoną gali įjungti priekinės kameras, kurios šiaip yra ganėtinai siauro vaizdo, tai labai sunku per jas kažką matyti. Bet teoriškai, jeigu prie tavęs kažkas prieitų, pradėti klausinėti ir norėtum pasižiūrėti, kas ten yra, tai turėtum šiokią tokią galimybę, nežinau, kodėl tiesiog negali nusiimti. Neįsivaizduoju savęs naudojant šitos funkcijos, bet galbūt kažkada atsiimsiu savo žodžius. Manau, kad apie akinius tiek. Galim taip pat pažiūrėti ir patį droną.
Tai dronė yra ir stabilizatorius kameros, kad jeigu kad ir kaip vartau, vis tiek yra užrakintas horizontas ir kas yra labai patogu, kad tu gali pareguliuoti kamerą skrydžio metu. Tai su kitais FPV dronais dažniausiai, jeigu tu nori pareguliuoti savo filmavimo kampą, tu turi nusileisti ir fiziškai pajudinti tą kamerą, o čia tiesiog naudodamas šitą ratuką pajudini ir kameros pozicija iš esmės pasikeičia. Pačios kameros filmavimo kokybė yra pakankamai gera, kad tau nereiktų naudoti papildomos kažkokios GoPro kameros ir pats sensorius yra didesnis, tai reiškia, kad tamsesnėje aplinkoje teoriškai šitą kamerą turėtų pasirodyti geriau negu pati GoPro. Gražiai atrodo dronas, visai smagiai iš čia žiūris ir labai laukiu, kada galėsiu jau pirmą kartą su juo paskraidyti ir tikiuosi, kad tai bus labai neužilgo. Iki to laiko praktikavausi gan daug simuliatoriuje, atsisinčiau į simuliatorių Avata 2 atitikmenį, bent jau bandyta padaryti, kad būtų kuo panašiau į Avatą. Tai iš tikro bus labai įdomu palyginti, koks yra skirtumas tarp simuliatoriaus ir tarp tikro FPV drono. Tai manau, kad kiek galėjau, sėdėdamas prie stalo pakalbėti apie šį droną, tiek pakalbėjau. Didžioji dalis visų šitų funkcijų pasireiškia, žinoma, skraidant. Ir tą mes darysime jau sekantį kartą. Šitas video gaujas toks kaip intarpas tarp simuliatoriaus ir tarp tikro FPV bandymo. Norėjau tiesiog padaryti tokį kaip mini unboxingą, pažiūrėti, ką mes čia turime ir su kuo bandysime kilti sekantį kartą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad patiko, tikiuosi, kad buvo įdomu. Ir susitiksime sekančiame video. Taigi, susidėsime droną.